Moteris turėjo 20 metų problemą su miegu ir pradėjus šitą produktą vartoti, tai jinai pabrėžė būtent apie Suncetą. Sakė, nuo pusės tabletytės tikrai greitai užmiego, kaip aš ir buvau pasakius, prieš pat miegą sučiulpti. Aš visą laiką rekomenduoju prieš pat miegą tą padaryti ir eiti miegoti. Tai galiu pasakyti, man asmeniškai irgi, kas negirdėjot, yra daug naujų žmonių. Irgi labiausiai Suncetas, aš čia dabar buvau padarius pertrauką, negėriau visai ir dabar vėl pradėjau gerti. Tai kuo galiu pasidžiaugti, anksčiau, pavyzdžiui, jeigu Kolangardą išgerdavau visą, tai jau negalėdavau iš namų išeiti, į tualetą ištisai lakstydavau ir jau man ten jis labai stipriai veikia. Tai dabar irgi geriu visą. Ir iš ryto nueinu 1-2 kartus į tualetą ir viskas, ir lakstymai pasibaigė. Tai aš manau, kad jau tikrai žarnynas pasitvarkęs. Ir dar galiu pasidžiaugti, šiais metais vėl pasidariau praeitą savaitę visus tyrimus. Aš turiu tokį įprotį, kiekvienais metais darau labai, labai išsamei, plačiai. Ten dasiperku, ką reikia, kad apimtų viską. Tai ir kraujo tirštumą, ir kepenų ten fermentus, ir inkstų, ir cholesterolis, ir skydliaukė, viską. Tai galiu pasisakyti, kad tikrai galiu pasidžiaugti, kad tyrimai visi labai geri. Gydytoja paklausė dėl magnio. Tai pasakiau, kad kaip tik dabar papildomai esu nusipirkus magnį, nusipirkus purškiamą, tikrai labai geras ir labai veiksmingas. Tai sakė, pavartok dar jo ilgiau biškį ir vitamino D šį kartą parekomendavo, sako, taip jau arčiau žemesnės normos. Pernai man buvo viskas gerai su vitaminu D, aš niekada jo negėriau, niekada papildomai vitamino D negerdavau, bet šįmet, sako, jau žinok, yra arčiau žemesnės ribos, tai pagerk. Tai aš pasiėmiau ten, kuris savaitę 1 kartą ir pagersiu porą mėnesių vitamino D, o paskui atsiranda saulė, jūra. Ir kažkaip tai man jo matomai prisipildo to vitamino D. O šiaip visi tyrimai labai geri ir tiek skydliaukė, tiek kepenų fermentai, visi inkstai, sakė, tikrai dirba aukštumoj. Ką dar tenai? Labai įdomiai, žinokit, aš turiu tą spaudimo balto chalato sindromą. Aš, kai nueinu į polikliniką, man pastoviai spaudimas pakyla pas jas, išeinu iš poliklinikos, vėl viskas gerai, tai labai įdomiai. Tai šiaip geras paskui jau, kai nuėjau, kad padiskutuoti apie tyrimus, tai nebuvo to spaudimo. Tai kartais, sako, net stebisi jie, bet sako, yra tokių žmonių, kur sako, ta poliklinika jiems, ir iš tikrųjų man nelabai mėgstu eiti pas daktarus, bet vis tiek einu profilaktiškai. Tai labai galiu pasidžiaugti, aš nieko papildomai negeriu, tik tai šitus mūsų kompanijos produktus visus metus vartojau. Ir jaučiuosi tikrai ir puikiai, ir energinga, ir tiek, kiek man reikia, aš viską pasidarau, viską spėju. Miegas tikrai labai geras. Aš atsikeliu naktį, aš einu į tualetą, bet ką aš pastebėjau, Suncetas, kokią jisai turi savybę, kad tu atsikeli, bet tu vis tiek labai greitai užmiegi po to. Bent man taip jisai veikia. Tai mane tai džiugina. O daugiau nežinau, ką dar galiu pasakyti. Vis parašo žmonės, kad džiaugiasi, kad lengvumas atsiranda kūne ir tą pajaučia labai greitai po kelių dienų. Tai tikrai produktas mūsų yra efektyvus. Ir tikrai turim ko pasidžiaugti ir kažkaip tai dar sužinojom, kad nuo 6 metų produktą galima duoti ir vaikams, aišku, daug mažesnės dozės.
mergaitėm moterišką, jeigu ten prasideda mėnesinės skausmingos nuo 12 metų galima. Ir jau kompanija išspausdino lietuviškas dėžutes, mes jau greitų laikų, viskas bus lietuviškai, kaip vartoti, kaip gerti bus ant dėžučio. Tai viskas yra ruošiama, tai tikrai, kas klausote šitą video, kreipkitės ir ar į tą žmogų, kuris duos paklausyti šitą video, ar jūs išgirsite grupėje, tai kreipkitės, tikrai padėsim, patarsim, kaip įsigyti ir gerinti jūsų sveikatą. Dar noriu pabrėžti, kad mūsų produktai nėra vaistai, jie būtent skirti regeneruoti mūsų ląsteles, atnaujinti, atjauninti visą jūsų kūną. Gal dėl to rekomenduojama pagerti ilgiau, kad atsistatytų, o paskui jau pasilikti profilaktiškai.